Sveiki gyvi, mėlyjeji, čia Audrys Antanaitis, laida Mes ir jie. Laida, kurią remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Tęsėme mūsų pokalbių ciklą iš Sankt Peterburgo. Kalbamės su mūsų tautiečiais, kalbamės apie viską, nes ko aš paklausiu, į tą jie atsako. Smagus yra toks bendravimas. Na, o dabar aš leisiu savo paklausinėti Apolonijos Kalniūtės. Labas vakaras, Apolonija. Labas vakaras. Jūs esate lietuviškos mokyklos mokytoja. Taip, mūsų mokyklėlė vadinasi Sankt Peterburgo lituanistinė mokykla. Taip. Ir mes save pozicionuojame taip, kad tai yra lietuvių kalbos ir etnokultūros mokykla. Nes nemokame grinai kalbos, bet visada mokydamėsi kalbos žmonės irgi kažką gauna informacijos apie Lietuvos kultūrą, istoriją, socialinę. Apolonija, ir man teko taip matyti prieš keletą dienų vieną jūsų pamoką. Pilna klasė čia buvo, čia mes kaip tik esame tame kambaryje, kurioje vyksta tie užsiėmimai. Pilna klasė buvo, žmonės labai susikaupę, labai susidomėję, mokėsi. Kokie tai žmonės ateina? Kokius jūs konkrečiai mokote? Čia buvo viena iš grupių, šiaip jau šiais metais yra 4 grupės pas mane, kurios mokosi, jau neskaitant vaikų mažųjų, su kuriais dirba kita mokytoja. Čia buvo pradedančiųjų grupė, žmonės, kurie šiemet, nuo rugsėjo mėnesį pradėjo mokytis lietuvių kalbos. Yra dar grupės, kurios jau 2-3 metai mokosi, arba kurie jau ateina šiek tiek mokėdami, jie tada jau eina ne į pradedančiųjų grupę, o į labiau pažengusių. Čia, daugiausia, aišku, vis tiek žmonės yra kažkokiu būdu susiję su Lietuva. Arba jų yra tenai tėvai, seneliai lietuviai, arba ten šeima, sakykime, kaip mes juokiamės, kad marčius mūsų tenai yra moteris, kurių vyrai yra lietuviai. Arba žmonės, kurie, sakykime, yra tokių, kurio dar sovietiniais laikais važiuodavo ilsėti, sakykime, į Ignaliną tenai arba į Palangą kur nors ir jie kažkaip tai pamilo Lietuvą ir jie nori vis tiek dabar. Tai yra tada tokios dvi grupės. Vieni, kurie turi šaknis Lietuvoje ir prisiminę nusprendė, gal reikia išmokti tos lietuvių kalbos, o kiti tiesiog myli Lietuvą. Tiesiog myli, taip ir yra tokių tikrai nemažai. Bet tada šita grupė buvo jau grinai pradedančiųjų, tai reiškia, kad jie pradžioj nieko nemokėjo. Jie nemokėjo, taip. Ir ko jie išmoksta, tarkime, užsiėmimai vis tiek vyksta vieną kartą per savaitę. Tik vieną kartą per savaitę. Negalima paprasčiausiai. Kiek jie pramoksτα? Jūs daug namų darbų užduodate? Mokosi nuo rugsėjo iki birželio turbūt. Nuo rugsėjo iki birželio, taip. Labai daug negalima užduoti vien tik tai todėl, kad vis dėlto mūsų tokia yra situacija, aišku, gana nelengva, didelis miestas, žmonės yra dažnai ten, sakykime, darbo diena, yra tokių, kurie ten 1,5 valandos važiuoja į darbą, tiek pat laiko grįžta, ar kartais dar daugiau, arba vaikai, sakykime, lanko daug visokių būrelių, daug papildomų visokių yra pamokų ten ir jiems tikrai labai daug neužduosi, nes jie nespėja, bet yra tokių, kurie tiesiog prašo, kad užduokit daugiau ir yra gana sudėtinga, nes, sakykime, grupė yra be galo mišri ir skirtingų, šiemet jauniausiai mergaitė yra 8 metai, o vyriausiai 60, gal kokie 5. Na tai iš tikrųjų, tada jau grupė labai skirtinga. Taip. Bet reikia kažkokį surasti Reikia surasti optimalų vidurkį, taip. Ir, sakykime, kai važiuojame į seminarus, ačiū tam Lietuvai, kad organizuoja, mums vis tiek padeda palaikyti kažkaip ir formą ir naujoves visokius sužinoti. Ir jie dažnai rekomenduoja mums, kad per daug nemokykit tos gramatikos, formuokit įgūdžius kalbos, kad jie tiesiog žinotų, kaip pasakyti, nesvarbu, jiems nesvarbu, kodėl, sakykime, ten gramatinės formos. Aš šito negaliu sau leisti, sakykime, nes žmonės čia yra mėgstantis mokytis.
Ir labai dažnai jie vis dėlto reikalauja, pasakyti, sako, mes, jeigu kažką sako, mes turim žinot, kodėl. Taip, paaiškinkite taisyklę. Paaiškinkite iš tikrųjų. Tai gal čia gerai, čia kad žingeidus tokie. Jie iš tikrųjų yra žingeidus ir taip, ir sakykime, va ir šitoje pamokoje, kurią stebėjote jūs, teko nukrypti šiek tiek nuo suplanuotos pamokos temos, nes jie jau pradėjo kažką į priekį manęs klausinėti, kas bus, va, o kaip ten tą pasakyti, kaip tą pasakyti. Mano dar nesuplanuoto, jie jau į priekį nori šitą žinoti. Mačiau, kaip jų akis žibėjo, bet Apolonija minėjote, kad yra 4 grupės. Ar būna taip, kad ateina jau truputį mokėdami kalbą, tada jūs jau turite į kitą grupę juos kažkaip skirti? Kaip susiformuoja 4 grupės? Kodėl 4 grupės susiformuoja, sakykime, pradeda lankyti šiemet jau virš 20 žmonių pradedančiųjų. Nemokančių, ar ne? Nemokančių, taip, bet paprastai jie va iki birželio ir kitais metais jau ateina, nebe visi, taip, vieni ten, sakykime, jau taip natūralu, nes vieniem reikia tik kažką šiek tiek išmokti, taip, kitų ten kažkokie kiti planai, taip. Ir tada jau tie, sakykime, mes 11 valandą pradedam su pradedančiaisiais, paskui po jų ateina jau tie, kurie mokosi antrus metus. Taip, nes, sakykime, dabar šitie, kurie dabar mokosi, jie jau kitais metais irgi ateis truputį vėliau, antroji klasė, taip, po pirmokėlė vėl bus iš ryto. O paskui ateina trečiokai, ne? Trečiokai, taip. Na, o trečiokai jau yra toksai, kaip aš juokais juos vadinu, jau netgi savotiškas kalbos klubas gal, nes mes skaitom jau literatūrą, va dabar daug labai skaitėm Parulskio, jie labai buvo susižavėję va šiais metais. Paskui pernai jau visą tenai knygą vieną apysaką perskaitėm ir su jais kalbamės, jau su jais iš tikrųjų rašom diktantus ir jau jie rašo šitaip, kad aš pasakyčiau, kad ne kiekvienas gal ir Lietuvoje mokinys. Taip po 3 metų. Nors jie mokosi tik taip po 3 metų, jie jau praktiškai visi kalba. Tai jau 4 klasės ir nebereikia, nes jau tada jau taptų profesionalai. 4 yra jau ne 4 klasė, yra keletas žmonių, kurie negali lankyti sekmadieniais ir mes nedidelę grupelę turime trečiadienį vakare. O Apolonija duodat kokį nors diplomą ar sertifikatą, kai baigia jau tam tikrą lygį? Kokius nors egzaminus padarykite, tai dar motyvacija didesnė. Taip, šitą reikėtų, šitą aš labai norėčiau daryti, bet va kažkaip tai va vis iki to neprieinam. Yra dar vienas toks dalykas, kad čia yra, kaip sakyt, apie Peterburgą yra labai šitą sodų kultūra, taip vadinas dačia, ir kai prasideda gegužės mėnuo, daug žmonių iškart kažkur tai dingsta, nes jie pasklinda, taip, ir čia labai yra, kadangi yra va taip supuola šventės, sakykime, tos gegužės šventės, paskui Rusijoje švenčiama ta pergalės diena, taip vadinama jų, ir jie tada jau išsivažinėja, o jeigu ten aš pastebėjau, kad jeigu jau va kažkaip tai truputėlį jie praleidžia, paskui jau juos yra sunkiau surinkti. Ta prasme, reikėtų gal tada tus egzaminus daryti, tenai, sakykime, balandžio pabaigoje. 28 padarykite, o paskui dar toks mėnuo būtų tada jau toks atsisveikinimo, pasikalbėjimo. Nebebus stimulo, reikia, aišku, kažką reikia daryti, galbūt netgi daryti tokį kaip egzaminam mokslo, ne mokslo metų pabaigoje, o metų pabaigoje gal daryti dar. Kažkas būtų įdomus, jeigu aš žinočiau, kad aš gausiu diplomą, nors ir aš ateičiau pas jūs mokytis net. Vis tiek diplomas yra motyvacija. Yra problema ta, kad aš dar kažkaip klausinėjau Lietuvoje ir sakė, kad nelabai mokytojas pats, kuris mokė, gali tą diplomą duoti. Vis dėlto reikėtų, kad būtų kažkoks objektyvesnis vertinimas, kad kažkas atvažiuotų. Va, mes bandysim siekti, kalbėjome apie tą jau su konsulo, nes šiemet mūsų gerbiamas generalinis konsulas dėmesio mums 100 dienų jau esantis. Bet jisai iškart tik atvykęs, iškart paskambino man ir pirmoji mūsų pamoka
pamoka praktiškai, prieš tai buvo susirinkimas nedidelis, o pirmoji pamoka jau tokia tikra vyko konsulate, jis susipažino jau su didžiaja dalim mokinių ir aš tikiuosi labai, kad gal bus kažkokia pagalba, kad mes galėsime suorganizuoti tą egzaminą. Nors šiaip jau mano mokiniai laikė egzaminus, čia buvo viena mergaitė, kuri neakivaizdžiai mokėsi Lietuvoje, Baltarusių yra, kaip jisai vadinasi, Europos humanitarinis universitetas, taip, jinai šito universiteto studentė, bet jinai dirbo čia Peterburge ir lankė pas mane pamokas, kadangi jie turi laikyti lietuvių kalbos egzaminą, jinai gyvena ne Lietuvoje. Ir pasimokius, labai gerai, 10 gavo, o taip žodžiu, gavo 10, raštų 9. Aš manau, kad žmogus, kuris lankė tik tai kartą per savaitę pamokas, tikrai, paskui čia yra gydytojų šeima, kurių yra, jie ruošiasi gyventi Lietuvoje ir lankė irgi labai puikiai išlaikė. Aha, puiku. Apolonija, o Lietuva pakankamai padeda, siunčia vadovėlių ar knygų. Štai mes esame klasėje, matome ir už mano nugaros ir matome, kad čia knygų yra, bet ar tų, kurių reikia? Šiek tiek, ne, be abejo, nes be Lietuvos pagalbos mes iš pradžių, kai pradėjom, tai netgi šitos dienos be lietuvių kalbos neturėjom vadovėlių. Paskui mums taip siūsdavo, dabar šiuo metu kažkaip šiek tiek gal mažiau, bet šiaip jau švietimo ministerija tikrai labai moralinė didelė pagalba teikia ir seminarai vyksta ir matyt kažkaip reikia, kad tų vadovėlių galėtumėm užsisakyti, ten reikia projektus rašyti irgi, reikia, galbūt čia yra mano kaltė šiek tiek, reikia aktyviau dalyvauti tose projektuose, bet tik tiek, kad, sakau, tiek mokiniai, tiek aš, mes vis tiek irgi turim dar ir kaip sakyt, gyvenimą čia ir savo visokius problemas ir Apie gyvenimą čia, tada mes turim truputėlį šnektelėkime, jūs kiek metų Peterburge jau? Aš 33 metai šiemet buvo, taip. Kaip jūs atsiradote Peterburge? Na, tai jau turbūt ne kartą girdėjote šitą terminą, kad mes esame meilės tremtiniai. Taip, šitą girdėjome, jūs irgi meilės tremtiniai. Jūs sakėte, kilusi iš kokio Lietuvos mieste? Aš iš Žemaitijos, aš baigiau Darbėnuose vidurinę mokyklą. Darbėnuose, Žemaitė, tikrai prie Kretingos, mano žemietė. Aš iš Palangos. Tai Darbėnai, tai ten, žinot, per lauką perėjai. Taip. Ir per lauką iš tikrųjų, nes labai, kai mokiausi mokykloje, dar labai mėgdavau pabėgti. Kai bėgdavote iš pamokų, bėgdavote į Palangą. Į Palangą, tikrai į Palangą. Ne visada mane suprasdavo mane namiškai, nes, sakykime, mano gyvena giminės, ten jie gal kartą ar 2 per metus prie jūros nueina, mane jūra visada labai traukia. Na, ir aš jūs labai gerai suprantu. Yra ir čia, jūs esate prie jūros. Prie jūros. Mėgstate nueiti čia prie Baltijos? Taip, nes čia prie Suomių įlankos yra ta kurortinė zona. Na, tik tai tiek, kad aišku, sakau, kad tie sodai, dabar mano sodas yra kitoje pusėje, tai dabar gal ir rečiau. Na, bet vis tiek nuvykstate. Kaip jūs pasitiko Peterburgas? Kaip jūsų savijauta kaip lietuvės čia? Tik atvykus? Na, tik atvykus ir paskui ir vėliau ir dabar. Na, tai buvo labai seniai iš tikrųjų, bet yra tokia rusiška patarlė, ar kaip sakyt, posakis toksai, kad со своим уставом чужой монастырь не ходит. Kaip sako, со своим самоваром в Тулу neėjau. Ne, со своим самоваром gal kiek, galbūt, bet ta prasme, kad didžiausia mano problema buvo, aš atvažiavau jauna, aišku, tik ištekėjus, ir iš karto atvažiavau ambicinga, taip, ir aš kažkodėl norėjau, kad visas miestas būtų toks, kaip jūs norite. Kaip aš noriu. Ir iš tikrųjų tą įprasti buvo, iš tikrųjų dėl to buvo labai sunku, nes labai dažnai vos ne kiekviename žingsnėje susiduri, kad visai ne taip. Ir tada miestas vis dėlto yra, jisai toksai kaip gyvas organizmas ir kaip vienas, taip, ta prasme, kaip asmenybė tiesiog miestas, galima sakyti. Ir jisai pradeda kažkaip tai tą priešintis tada. Iš tikrųjų buvo labai sunku. Labai sunku,
kol aš nesuvokiau vis dėlto, kad kažkaip, aišku, reikia šiek tiek Tai jūs susitaikyti. apdaužė pasakė, kad na vis dėlto pratinkis prie tos tvarkos, kur čia yra, Pratinsi, ne? taip, tai buvo. Bet Apolonija, vis dėlto aš ne visai tada suprantu, vat, kur jūs norėjot pakeisti Peterburgą, na kokiuose situacijose? Aš tiesiog nežinau, aš norėjau, kad jisai būtų, kad stilius gyvenimų būtų toks kaip Vilniuje, kad man gatvės atrodė per plačius, ten atstumai per dideli, kas iš tikrųjų, nesakykime, čia žmonės yra įpratę daug vaikštų pėsčiomis, ką ten visai netoli, man atrodė, kad čia yra begalybė. Daug visokių tokių dalykų iš tikrųjų, bet kažkaip, kažkurio momento vis dėlto po truputį, galbūt irgi kai ypač aš pajutau, kai užaugo vaikai ir taip atsitiko, kad dukra baigus mokyklą išvažiavo studijuoti į Lietuvą, jinai mokėsi Dailės akademijoje Vilniuje ir aš staiga supratau, kad aš jau turiu būti jai namai. Taip. Ir tada kažkaip aš jau buvo labai daug metų praėję. Tada supratau, kad vis dėlto turbūt čia jau mano namai. Na ir gerai, jūsų namai, jūsų įdomi patirtis. Apolonijau, apskritai, ar turėjot kada nors kokį nors problemų čia, kad jūs esat lietuviai? Aš turiu galvoj ne baisių problemų, bet kas nors, sakydavo, čia lietuviai, čia fašistai, gal čia dar kas nors nesuprasdavo gal jūsų. Ar buvo tokių dalykų? Kad nesuprasdavo, gal būdavo, bet priešiškumo tikrai nepajutau per visus tuos metus nė karto. Galiu tą labai atsakingai pasakyti, greičiau atvirkščiai. Nes, dabar šiek tiek, aišku, yra gal šiek tiek sudėtingiau, nes, sakykime, jeigu anksčiau pasakydavau, kad lietuvių tenai iš Lietuvos, visada būdavo kažkokie tokie džiaugsmingi, taip, tai šypsenos. Dabar kartais būna, kad žmogus tiesiog nutilsta ir galvoja, tiesiog nieko nepasako, bet kad pasakytų ką nors blogo, tikrai ne. O nutilsta, tai jūs turite omeny čia tos keletą pastarųjų metų, kai pasaulyje tokia įtampa. Taip, įtampa, nes žmonės kažkaip, nes visada kažkaip tai vis tiek, visada sakydavau, kad su Lietuva tenai geri santykiai, taip, kad Lietuva čia tikrai buvo gerbiama ten. Nesinori, tikrai nieko blogo, bet sakau, kartais tiesiog žmonės, nes jie patys galbūt irgi nežino, ką galvot ir kaip vertinti. Labai daug dalykų aš irgi galiu pasakyti, aš dabar labai bijau kategoriškai kažką sakyti taip arba ne. Bijau grinai dėl pati savęs, kaip sakyti, nes kartais galvoju, kad tu galvoji šitaip ir paskui gali pasirodyti, kad viskas visai ne taip. Dabar yra tiesiog sudėtingas metas ir, sakykime, Peterburgas, ta prasme, yra tikrai tolerantiškas miestas vis dėlto. Nežinau, gal kartais kiti susiduria ir su kitokiais dalykais. Aš vis dėlto dažniausiai bendrauju su inteligentiškais žmonėmis, taip, su kažkokia, kiekvienas yra vis tiek savo aplinkoje. O vėja, kur jūs dirbate, nepasakėte? Aš dabar jau pensija. Ne, šiaip jau aš esu, kadangi lituanistė, tai visada vis tiek kažkiek su savo specialybė dirbau bibliotekose ir šiaip jau labai seniai pradėjau ir dabar bendradarbiauju su daugeliu vertimų biurų, firmų Peterburgo, tiesiog dirbu vertėja, bet nesėdžiu kur nors, kokioje nors vienoje įstaigoje, bet, sakykime, jeigu kam reikia, taip mane susiranda, O Apolonija, grįžtant prie tos dabartinės situacijos, nebūna taip, kad žmonės išsigąsta ir sako, nesaugu važiuoti į Lietuvą. Kartais, užsieniečiai iš vakarų kartais tai pasako. Sako, rytų Europą, čia nelabai čia saugu. O dabar žmonės Rusijoje negalvoja, kad... Žinot, kai kiek aš galiu pasakyti, Rusijoje žmonės, nežinau, gal jie yra vis dėlto labiau viešpačiu Dievu pasitikė, nežinau ar kuo, bet jie yra, tikrai nėra labai bailūs. Bent jau man taip atrodo, nes aš žiūriu, aš galvoju, kad aš,
sakykime, anksčiau ten surinkdavau grupės, veždavau ekskursiją po Lietuvą, paskutinės porą metų aš šito nedariau, nes irgi galvojau gal kartais, kad kas nors, ko nors. Bet ir jūs pagalvojot, kad gal čia kaip... Aš pagalvojau, o jie ne, o jie mane sako, kada važiuosim, taip ir patys tenai važiuoja, vis tiek, sakykime, yra tenai tokių mėgėjų, kurios, mano moteris, kurios pas mane mokosi į Kaziuko mugę, būtinai važiuoja arba ilsėtis važiuoja. Jie butus perka žmonės. Kitaip tariant, žmonės negalvoja, kad ta geopolitinė situacija kažką iš esmės pakeitė. Man atrodo, kad ne. Aišku, yra visokių žmonių, bet sakykime, mano mokiniai, kurie jie važinėja, tenai yra šeima, kurie turi Druskininkuose nusipirkę butelį, taip, ir kaip tik turi laisvų dienų, iškart važiuoja ten. Yra dabar visa kategorija tokių žmonių, kurie, sakykime, užuot tenai kažką tai investavę čia, ir jie tiesiog grinai poilsiui. Tai ar gali Rusija užpulti Lietuvą? Ne, šitų klausimų man neužduokit, nes aš šito tikrai Ne, tai aš suprantu, kad čia jūsgi ne politikė. Tiesiog klausimas iš viso, ko gero, galbūt naivus. Ne, šito ne, sakau, kad aš ne todėl, nes aš sakau, kad iš tikrųjų stebėdama, sakykime, gyvendama ne Lietuvoje, aš kažkaip, man atrodo, turiu galimybę šiek tiek ir į Rusijos situaciją pažiūrėti šiek tiek iš šalies. Ir į Lietuvos pažiūrėti šiek tiek iš šalies. Ir man tai dabar yra ir sunkiausia, gal ir skaudžiausia, kad man atrodo, daug žmonių yra šiek tiek, kaip sakyti, klaidinami ta prasme, kad man atrodo, kad tas, kas vyksta dabar pasaulyje, yra kažkieno vis dėlto interesai ir žmonės yra tiesiog priverčiami kažkaip tai, kaip sakyti, žaisti svetimus žaidimus. Ir aš tikrai labai noriu ir apsaugoti ir tuos žmonės, kurie, sakykime, už kuriuos aš šiek tiek esu atsakinga ir pati už save. Kol vis tiek iki galo nesupranti, kažkaip nesinori labai aktyviai kažko ką daryti. Nes, sakykime, kai buvo taip 90-ųjų tenai metai, 91-ųjų įvykiai Lietuvoje, ten viskas buvo labai aišku. Taip. Ir, sakykime, čia irgi, Peterburge, irgi daugam buvo aišku, ir jūs turbūt irgi skaitėte, gal tenai tų straipsnius, kurį rašė čia Peterburgo žurnalistai, aš tenai, sakykime, mes tiesiog iškirpdavom iš laikraščių, siūsdavom į Lietuvą ir tenai, manau, tenai giminės sakė, kažkada netgi kažkur tai klijavo ant sienų ten tų straipsnius. Tada buvo aišku. Dabar nebe taip. Dabar ne visai viskas aišku, tiesiog tikrai ne visai. Na gerai, tada jau pabaigai, dažnai į Darbėnus nuvažiuojat? Kartą per metus stengiuosi. Bet ten liko jūsų draugų, pažįstamų giminių? Ne, draugų pažįstamų giminių liko, aišku, bet vis tiek, kai gyveni jau kažkur kitur, ir sakau, ypač kai jau šeima ir sakykime, tie patys vaikai, jie vis tiek jau nebegali būti grinai tokie, kokie buvau aš, sakykime. Ir šitą pamoką man yra davę mano tėvai irgi, sakykime, kai aš vis dėlto, kai buvo aišku, jie buvo paprasti tenai kaimo žmonės ir kad jie neverti manęs būti tokiu, kokie buvo jie, aš jiems už tai labai dėkinga. Nes jie kažkaip tai vis tiek suprato, kad jau mano yra savas kelias, lygiai tą patį, aš stengiuosi kažkaip tai su vaikais. Ir dar ką paskutinį noriu pasakyti, kad netgi žiūrėdama į savo mokinius irgi, kurie, sakykime, yra lietuvių kilmės, sakykime, buvo išvažiavę tenai tėtis, mama taip atvažiavę ir būna ypač tėčiai. Taip visai pamiršta ir vaikų tenai lietuvių kalbos neišmokė, tiesiog vaikai. Bet anūkai,
pradeda prisiminti, kas jie ir sako, va, o tenai mano va senelis lietuvis, jisai dar mokėjo, mano tenai mama ar kas jo duktė, taip to lietuvio, sakykime, jau nebemoka visai, o aš noriu. Ir tokių yra tikrai didžioji dauguma. Todėl aš manau, kad tas ratas visada apsisuka ir jeigu, sakykime, kažką tai ten ir aš galbūt per mažai kažko daviau savo vaikams, aš tikiuosi vis dėlto, kad gal vėliau šiek tiek, kai jie labiau subręs, arba gal jų vaikai, gal vis tiek kažkaip šitas grįš. Kągi, ačiū Apolonija, jūs dėkinga savo tėvams, aš jums, kad jūs štai sudalyvavote šitoje laidoje. Tai sėkmės, iki pasimatymo, gražių jums artėjančių švenčių, puikių naujųjų metų. Ačiū jums taip pat, linkėjimai visai Lietuvai. Ačiū. Na ir mes bendravome su Apolonija Kalniūtė, laida Mes ir jie, Sankt Peterburgas, Audrys Antanaitis sako, iki.